dirbat mokykloje, žinot, ką reiškia pradinė mokykla, pagrindinė. Kokį lygį dabar pasiekdami į A divizioną MKL? Pernai laimėjom, kaip čia pavadinkim, pradinę klasę, C divizioną. Dabar laimėjom B divizioną ir tiesiausių kelių išeinam į gimnaziją, įvardinkim taip turbūt. Kas labiausiai sudėtinga, sunku buvo šitam kely, vis tik daug pergalių, serijų, taip pat pralaimėjimai. Šiandien turėjot duobelę, kurią vis tik įveikėt ir namų sienos padarė tai, ką reikia. Sunkiausia buvo turbūt ta pergalių serija, o mes realiai paskutinį kartą pralaimėję prieš 2 metus. Ir jei nuoširdžiai norėjusi tą pralaimėjimą patirti grupės varžybose, reguliariam sezone, bet nu ką, laimim, viską laimėjom, džiaugiamės čempionų vardu. Priminkit seriją, kiek buvo laimėta su anuo divizionu? Sunku pasakyti, pernai berods 18 ar 19 varžybų, šį sezoną 22 varžybos. Tai ir prieš 2 metus pralošėm Knašiaus krepšinio mokyklai pusfinalyje, tą sezoną taip pat mes buvom tik jiem pralošę. Tai šiemet pusfinalyje su jais susitikę tą truputėlį, gal pavadinkim, kartelį įveikėm ir džiugu, emocija nuostabi ir vėl Alytus tikrai nėra tas miestas, kur kiekvienoje amžiaus grupėje būtų komandų A divizione, tai šis pasiekimas tikrai įeina į metraščius. Ar aš teisingai suprantu, kad tai pirmoji akademijos komanda, kuri pateko į A divizioną? Taip. Ir ką tai reiškia visai akademijai, ne tik jums kaip treneriui? Mums reiškia labai daug, mes esame jauna organizacija, įsikūrusi prieš keletą metų ir šitas patikimas į A divizioną, manau, rodo, kad einam teisinga linkme, dirbam tikslingai ir toliau dirbsim dėl dar aukštesnių tikslų. Kas toliau? Fanai vos sutilpo į šią salę. Kas toliau? Labai tikimės turėti savo namus, kur tilps 3 gubai daugiau fanų. Ačiū, sėkmės. Ačiū.